Tai trumpai patiko, kad buvom su kamuoliu daugiau, kontroliavom žaidimą, bet nepatiko tų klaidų darimas, ar ne, kažkokių kūrimas progų varžovom. Tai turim kontroliuoti kamuolį, turim dominuoti su kamuoliu, bet negalim tokių klaidų daryti vaikiškų. Tai tikiuosi po tų pirmų rungtynių pasidarysim išvadas ir taisysim. Rungtynių pradžia buvo tokia, kur, sakykime, jeigu kalbam apie tas klaidas, gerokai per daug. Kuom paaiškintumėt tą klaidų skaičių? Tas pirmos rungtynės gal vėl po pertraukėlės, tai jautėsi gal tas jauduliukas, bet per daug iš tikrųjų erdvių palikom gynyboj. Vidurio gynėjos kažkur viena plaukė, kažkur kita, nes nebuvo susikalbėjimo komunikacijos. Tai ir pasimatė tas, nes ilgų kamuolių gavom ir jų nenuskaitam. Tai čia yra komunikacija, susidirbimas, sakau, tai tvarkysimės. Dabar klaidų tų padarėm, bet iš klaidų ir mokomės. Tai labai geros rungtynės, svarbu rezultatas teigiamas galiausiai, bet tokių rungtynių daugiau nebesinorėtų. Pozityvūs dalykai. Pozityvūs, tai kaip ir sakiau, tai norim būti su kamuoliu, norim dominuoti, tai tą ir matėm aikštėj. Tai čia tom ir galima pasidžiaugti tikriausiai. Prieš keletą dienų minėjot, kad dar nenurašot kovos dėl pirmos vietos. Ar ne per dideli uždaviniai? Tai manau, kad reikia kelti visą laiką aukščiausius tikslus. Jeigu galim kabintis į pirmą, kodėlgi ne. O kaip bus, pamatysim gale sezono.